Visi, Rolandas prieš jumis. Gyvenime daug tenka ir nusvilti, ir patirti, ir pamokų gauti, ir kitus pamokyti. Ir pagrinde, dėl ko tai vyksta? Dėl to, kad mes nežinom, kaip sakant, pagrindinių taisyklių, kaip veikti, kad būtų tvarka. Yra, aišku, labai daug įvairiausių mokymų, nurodymų ir to ir ano, bet kiek esu gyvenimą susidūręs, visgi tai yra klystkeliai. Kad į kaip atrodo darai gerai, bet, kaip sakant, renkiesi kelią, bet tas kelias ne tavo. Ir kai ilgus, tikrai labai ilgą laiką, tokio dalyko nežinojau. Kol nesuradau tokios Valentinos Kogut, jinai buvo blogerė, yra buvusi blogerė, kadangi jai, už jos žinias tai pasakysiu, jai įpaišė bylą, neva ji žemina Rusijos armiją. Todėl ją pasodino 2 metam. Iš tikrųjų, realiai tą dalyką stebėjau ir žiūrėjau ir čia yra išpaišyta. Tai va, jei kam įdomu, pasidomėkit, bet jei domėsitės, kas moka rusų kalbą, žiūrėkite nuo pačio pirmo įrašo. O jei kas moka tik lietuviškai, tai esu išvertęs kelis įrašus ir tenais galite irgi pasidomėti. Tai va, iš jo sužinojau pagrindinę taisyklę, labai įdomią. Ji tai vadina dievišku įstatymu. Tai yra 4 punktų taisyklė. Pirmiausia, saugumas, aiškumas, nauda, pasitenkinimas. Yra tokia 4 punktų taisyklė. Jeigu bent vieno punkto pas jumis nėra, nesvarbu, kas siūlytų, ar patys sugalvotume daryti, jei bent vieno punkto nėra, to dalyko imtis neverta, nes kaip dažniausiai, kai tą sužinojau, paanalizavau visą praeitį, dažniausiai žmogus išsekina pats save, energiją siunčia, o, sakykime, pasitenkinimo negauna ir galų gale daeina iki tokio dalyko, kad nebesupranti, ko iš tikrųjų gyveni šiame pasaulyje, kam tu reikalingas. Ir tai buvo tikrai nesikė. Ir tada susijėmė, aišku, kažką keitė ir visą kitą, kad nebūtų tokių, visgi čia tokia gyvenimo tragedija, sakyčiau, kad tokių nebūtų didelių kirčių, laikykitės saugumo, tai yra, ką darot, turi būti saugu ir jums, ir aplinkai. Saugumas, po to aiškumas. Gerai, jums turi būti pilnai aišku. Jei ką nors eina daryti, nesvarbu, ar paprašė, kur nors nuvežti kažką padaryti, ar pas kitą nueiti ten tą padaryti, gerai, jums turi būti tiksliai aišku, ką ten daryti. Ko ten važiuoti, ką ten, kas, kur, kame, viskas turi būti aišku. Jei tai yra kažkoks darbas su uždarbiu, gerai, jūs turite tiksliai žinoti, už ką jūs dirbate. Tai va, turi būti pilnas aiškumas. Tai toliau, nauda yra. Žinoma, būna dalykų, ta nauda gali būti nebūtinai piniginė. Tu kažkam kažką padarai, kitas tau kažką padarė. Bet jeigu ištisai tu darai, kas gaunasi, bus negerai. Nes energija išvaistyta, tikrai savęs negaili, o atgalinio ryšio nėra. Čia yra blogai. Ir pasitenkinimas. Pasitenkinimas irgi viena iš taisyklių, nes jeigu jūs neturit pasitenkinimo, reiškia, tebūnie būna, sakykime, kam nors padedi, ten vieną, kitas į retsykiais. Čia yra normalu, tai yra mūsų žmogiškumas. Ir čia viskas tvarkoj. Bet jeigu jūs, kaip sakant, visiems į kelius klaupėtės, visiems padedat, visiems darot, palaukit, turi būti pasitenkinimas. Jei nebus, gyvenime daeisit iki tragedijų, o tas yra blogai. Tai va, tokį dalyką noriu perduoti, kad žinotumėt, saugumas, aiškumas, nauda, pasitenkinimas. Jeigu abejotinas bent vienas punktas,
Nu, ant klausimo, tebūnie, kaip sakant, gali palikti. Jeigu 2 punktai ant klausimo, nu jau klausyk, čia jau yra abejonės. Kitas dar vienas dalykas yra vienas iš blogio bruožų – sijoti į ateitį. Vat, kaip sakant, ten mes ta ir vat ten bus taip ir taip ir taip ir taip ir taip. Dabar čia yra dažniausiai būna spąstai, dažniausiai būna kabliai. Kame reikalas? Gerai, sakykime, va ten tas. O kaip, va čia aiškumo tada trūkumas, o kaip va šitą dalyką tu užgarantuosi man va šiandien? Kaip tu užgarantuosi, kad, sakykime, ten ryt po ryt reikia tą, kaip tu, kokia garantija, kad nieks nepasikeis? Imkit politikus, pasižiūrėkit, amžinai į ateitį, amžinai viskas į ateitį, pažadai, nu, ten iš viso ten, nu, nėra jau ką bekalbėti. Tai va, todėl visą laiką turi būti aiškumas pilnas. Važiuoti gerai, kur važiuoti? Kažkam padėti gerai, o kodėl reikia padėti, o kas ten netvarkoj pas juos, kodėl? Ar patys neturi rankų, kojų, galvos galų gale? Kodėl reikia? Ir vat tokie dalykai turi būti pas visus. Jeigu žmogus, nu, žinai, nu, tikrai yra pažįstų žmonių, kur matai, kas stengiasi, nu, ir kažką ten padėti, nu, tai 1, 2, 3 padėjo ir valio, ir jiems gerai, tau gerai. Bet jeigu, sakykime, reikia padėti, nu, aš tikrai nekritikuoju nieko, bet, sakykime, kas nors žliumtų, padėti reikia tą, žolę nupjauti, taip toliau. Sakykime, nuvažiuojat ir ten babulė žliumbė, kad reikia žolę pjauti, o, sakykime, kokie nors ten 2 ar 3 ten sūnai, supranti, atsisėdę butelį geria. Nuimkim, čia kaip pavyzdys. Tai kas gaunasi, kad tai tokio dalyko negali būti. Kad kaip būtų, to negali būti. Yra netvarka, net reikia ne kuopti šiukšlės, o susitvarkyti, kaip sakant, buityje, kaip kas kur. Nu, čia aišku yra ir niuansų, nieko nesakau, bet esmė yra tokia, kad tas, kuriam padedi, turi būti vertas tos pagalbos. Ir nepersistengti, nepersistoroti, neaukoti. Aukojimasis irgi yra blogio bruožas. Aukotis negali. Mūsų, nu kaip čia pasakyti, tvėrėjai, jie mūsų nedarė aukojimui. Ir mumise nėra aukojimo ir negali būti. Jokių aukojimų, jokių. Reikia, padarei visą gerą. Savęs neaukoti. Tai va. Gerai, išsiplėčiau gal per daug, nepykit. Taigi, būtų malonu, jei kas parašytų komentarą, patiko, nepatiko, per ilgai ten nu kažką. Ir iki.